30 mokyklų ir jų pedagogų iš visos Lietuvos susitiko mokyklų mugėje. Kelių dešimčių mokymo įstaigų atstovai susirinko kalbėtis bei dalytis patirtimi apie ugdymo organizavimo tobulinimą, kylančias mokymo individualizavimo, ugdymo kokybės gerinimo idėjas ir jų įgyvendinimą. Labai džiaugiuosi, kad mes galim ir turim gerų mokyklų ir galim jas pristatyti, parodyti mokyklai, kad kokia jinai yra ir kad mes nesame tos mokyklos ir švietimas toks sustabarėjęs ar nejudantis pirmin, tai yra svarbu. Ši mugė tai ES finansuojamo projekto mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams dalis. Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte dalyvauja 30 skirtingų mokyklų, tai gimnazijos, vidurinės, pagrindinės, profesinės iš Lietuvos miestų ir kaimų. Nuo rugsėjo jose diegiamos naujos idėjos ir veiklos, padedančios gerinti mokymosi kokybę, apsispręsti dėl būsimos profesijos, mažinti mokiniams tenkantį krūvį. Viena iš idėjų galėtų būti intensyvinimas, dalyko intensyvinimas. Kodėl? Mūsų mokiniai mokosi labai daug dalykų, ypač 9–10 klasėje virš 10 dalykų mokomasi. Bet kai kurių dalykų yra viena savaitinė pamoka. Todėl mūsų idėja ugdymo organizavimo viena iš idėjų būtų, kad mokytis trumpesniais, pavyzdžiui, laikotarpiais, bet mažiau dalykų, suintensyvinant tam tikrą dalyką. Projekte dalyvaujančiose mokyklose taip pat išbandomas mokymas moduliais, nauji mokinių pasiekimo vertinimo būdai, kitos veiklos. Mums yra galimybė anksčiau pasirinkti norimą mokymosi kryptį. Mes galime jau 9–11 klasėje rinktis, kokioje mokslai mus domina ir kokią specialybę mes turėtume taikyti ateityje. Mums iš karto atkrenta nereikalingi mokslai, ten, pavyzdžiui, jeigu mokaisi biologiją ir tu žinai, kad tau nereikės geografijos, tu iš karto atmeti geografiją ir tu sutaupai dar 2 valandas namie mokslo, tau trumpėja tvarkaraštis, mažiau langų yra. Vykdant ES finansuojamą projektą siekiama išsiaiškinti, koks ugdymo organizavimo būdas ir kokio dydžio mokykloms tiktų. Tikimasi, kad 30 mokymo įstaigų taps pažangių idėjų diegimo ir problemų sprendimo pavyzdžių kitoms šalies mokymo įstaigoms.